Sakykit, kokias savybės turi turėti mokytojas? Valios. Šiaip kantrybės labai daug. Nežinau, tiesiog pasišventimo, pasiaukojimo darbui. Gal. Nebūti griežtauti labai, mokyti gerai. Manau, visų pirma, surasti tą santykį su vaiku. tą ryšį, aš kažkiek irgi susidariu su vaikais, tai, turbūt sunkiausia yra pajusti tą vaiką, kiek jisai, kad, būti kažkiek ir autoritetų, nes vaikas iš tikrųjų mokykloje labai daug laiko praleidžia, tai... Kokias savybės turi turėti mokytojas? Kaip jūs manot? Atsakingas turi būti, draugiškas turi būti, ir šiaip domėtis iš tikrųjų savo dalykų ir bandyti sužinoti naujoves, toks interesuotas. Šiaip, manau, dar turėtų mėgti būtinai dirbti su vaikais, nes dažnai būna tokie, kurie labai nemėgsta savo darbo. Kokios savybės reikalingos mokytojai? Mokytojui, manau, reikalingas yra, kad jis būtų objektyvus vertinimas, objektyvus požiūris į mokinį. Čia, man atrodo, svarbiausia savybė ir kad palaikytų labai gerus santykius su mokiniais, kad būtų draugiški ir neįsivaizduotų, kad jie yra kažkuo aukštesni, kažkuo viršesni ir panašiai. Supratingumą, pasistengti nerėkti, bet turi turėti daug kantrybės dar. Ir manau, kad jeigu atsikelia su bloga nuotaika, tai turi ją palikti už durų ir nereikšti visos blogos nuotaikos visai mokiniam. Pirmiausia, žmogiškumą, sąžiningumą ir jis turi turėti aistrą tai, ką jis daro. Čia turi būti pašaukimas. Pirmiausia, tai turbūt labai daug kantrybės. Paskui meilės vaikams ir, aišku, profesionalių žinių. Mokytojas? Turbūt reiklus, sąžiningas. Sakykit, kokias savybės turi turėti mokytojas? Mokytojas turi būti pavyzdingas, kaip ir mokiniai, man taip atrodo. Turi gerai žinoti savo darbą. Turi, manau, bendradarbiauti mokinys su mokytoju. Mokytojas turėtų būti tolerantiškas iš tiesų, nes iš tiesų mokiniai kartais stengiasi, o mokytojai kartais to ir nelabai net pastebi. Iš tiesų, mokytojai suaugę žmonės ir jie irgi turi savų problemų ir kartais mokinius jie labai taip blogai vertina iš tiesų. Labadiena, aš Matas Petrašėlis. Šiandien jau sutinkame laidoje Mados Aidas ir esame Marijampolės mokykloje, kur aptarsime ir pažiūrėsime mokytojų aprangos madas. Šiandien jau būtent mados madas. Ir štai matome mokytoją. Labadiena, mokytoja, labadiena. Norėčiau išsakyti kelioms minutės galima. Taip aš norėčiau apžvelgti jūsų būtent apsirengimo stilių. Labai įdomus dviejų dalių kostiumėlis, taip, karoliukai matome, kauno žiūrovai, labai stilingi ir maikutį priderinta prie kostiumėlių, aplaidinukiai, taip, labai atsiprašau, matote, lietuvių mokytoją viską dėčiau. Ir dabar norėčiau žinoti, kaip jūs pasirinkote tokį stilių? Tiesiog šia apranga atitinka mano charakterį ir vedimo būdą. Taip, tikrai matosi, kad labai grįžta ir konservatyviai. Labai ačiū, mes jau bėgsim, toliau norėsim apkalbinti kitas mokytas labai. Atsiprašau, jeigu atsargdym. Gerai, einam. Štai, matom dar vieną mokytą. Stilių. Matome vienos dalies kostiumėlis, raudoni batukai, matome labai gražus vyrinukas raudonas. Norėčiau paklausti, kaip jūs pasirinkote tokį stilių? Kodėl būtent ne džinsukai, kokie maikutį? Aš labai mėgstu dėvėti, nešioti klasikinį stilių, kad būtų balta juoda. Matote, klasikinį stilių žiūrėjau. Taip, o tai būtent jūsų, kaip sakant, profesijos stilius? Taip, manau, kiekvienas pedagogas taip, vaikščia, apsirengęs. Taip, labai ačiū Jums. Netrukdysime pamoką vis dėlto. Taip, žiūrėjau, matėme kelis mokytas ir eisime susipažinti gal, kad nors rasime mokytojų kambarį. Nes labai ten daug renkasi mokytojų, taip, mokytojų daug. Ir ten daug visokių stilių būna. Žiūrėti, mokytojai,
Labai diena. Mes norėtume sustabdyti truputėlį, galima? Taip, galite sustabdyti. Norėtumėm žvelgti jūsų stilių, tai batukai rudi, kaip matome, juodus kelkenys, čia bliuskutį baltą, bliuskutys baltos matome, megztinukas, kaip sako, toks mėlyniuotas, karoliukai, viskas kaip priklauso. Ir norėtume paklausti, kaip jūs pasirinkote šitą stilių? Tiesiog man yra priimtinas toks variantas, juodos kelniais, balti marškinukai ir liemenė. Klasikinis toks stilius. Klasikinis. Matome, jau trečia mokytoja pasirinkus klasikinį stilių. Nėra jokių treninginių, ten džinsų, nesirengė niekas taip mokykloje. Taigi, šiandien, kaip tik ir pamatėme Marijampolės mokyklos mokytojų stilių. Kitą laidą apžvelgsime kitų mokyklų stilius. Labai. Su geru. Gal tu rašai? Kas gyvulis, kas tavo? Ai rašys gyvuliai. Ai ką rašys? Taip, dar kuris prašinėm, kad atsiranda puolas, vieninė, kaip pat, paratritai. Kas nors galvoja? Taip, dar, kaip pat, Justinui, vieną darašau. Būtų susirinkimas ateistų ir pasinėdėstų, kaip tu ten kėtės. Kokį klausimą? Tai namų darbų, klasės. Tai klasės ar namų darbų? Mes turim vieną sąsiuvinį klasės ir namų darbų. Aišku ar ne? Kuriam dar neaišku, gyvūnėlius. Prašom taip pat, dar kuris prašnekė. Čia Dvartas. Jokių klausimų nėra. O tu ką yra? Ką tu gyvuoki, ne vienos klasės tokios nėra. Ką šitokį žodį aš girdėčiau, patiskėjo. Ir dar sėdi ir perčia, kad idiotai tokie į klasę ateina. Baisu tiesiog, kaip klasė dzūkė. Kaip dūdė kokie. Tai vat supranti, tai jam gali va, ir tu sėdi dabar juokiesi. Aš juokiesi. Parašęs darbą normalų ir sėdi tau taip. Tai ne man. Nori pasirinkti? Ne. Tavo programacija yra. Tai man paskambė. Dievo masa, Dievas sulauks tai. O pasidėjau. Gerai, Magda. Ne. Antanas, tu neįmai. Jis nieko nedaro. Dėl Mykolai nieko. Mykolai.